nostalgija žinoma liks, nes vis tiek laiko tais pačiais maršrutais važiuoti iki darbo, tais pačiais vairuotojais kiekvieną rytą sveikindavomės stovėdami kamštyje. Taip, bus dauguma nematytų, bet manau, kad procesai daug pagreitės, nes pagalvosi ir tikrai rašyti laišką, o ne tiesiog nueiti ir pasikalbėti su žmogum ir manau bus tik geriau. Bet tai aš manau, čia yra nuostabus dalykas, nes tai yra kažkoks pokytis ir, kaip sakant, visi žmonija ir vera tokie dalykai, kai yra kažkokie pokyčiai. Aš manau, kad čia naujas patyrimas tik į gerą veda. Pokyčiai yra nuolatos. Jeigu seniau mes kažkaip galvodam, kad padarysim pokytį ir tada bus ramu, tai dabar atvirkščiai yra. Jeigu nėra pokyčio, tai tada yra neramu, kad jau yra kažkas ne taip. Ir šį rytą gerą valandą su jumis turėsim patirtį. Kaip galvojate, kas čia bus? Bet garsiai, gerai, reikia sakyti garsiai. Gal mano kita ranka yra laisva ir jūs taipogi negalite paleisti. Dėl to aš su šia ranka ieškau kito žmogaus. Ir sakau, sveiki, Martynas, Alina, dabar jūs ieškokite kito žmogaus. Žinote, iš tikrųjų metus laiko kūrėme naują įmonę, pagaliau ją sukūrėme ir turime naujus namus. Tai manau, kad 300 žmonių vienoje vietoje tai yra tas tikslas, kurio siekime visus metus. Tai yra labai džiugu ir gerai. Reiškia, mes dabar pakursim po žodį. Jūs pasakot žodį. Rytas, tada toliau. Komanda. Gerai, svarbu tada mes pasižiūrėkim tiesiog, kad būtų rišlūs sakiniai. We got the inspiration from fairs and other offices around Northern Europe. And we did that to create our new head office in Oslo. We have brought all the ideas, the design, the philosophy, the branding, everything we have brought here and created this new fantastic office we have got. It has been really interesting and also very funny to work together with you. We have learned a lot about culture, about how you do things. So I'm really grateful in the way you received us and challenged us. So I would like to say thank you very much to all of you. Gerai jaustis, nes tai yra svarbiausia, būti draugiškiams vieni kitiems, džiaugtis tuo, kad esame vieni visi kartu ir pasinaudoti tuo, kad šitas ofisas yra naujas, gražus, tiesiog kvepintis ir mes čia galim dirbti labai smagiai.